Praeitą kartą nespėjom jums parodyti, kaip teisingai visi nubalsavom, kad vartoti žodį apdirbti išorinį kampą. Parodys Paulius šiandien. Dabar taip, gretima siena, ši yra 2 sluoksniais tinkuota jau, o čia kol kas vienu. Geriausiai, aišku, jeigu sienos nėra didelės arba turit energijos pakankamai, tai geriausiai jungti abi, jeigu darot išorinį kampą, bet jei sienos per didelės, tada darom vieną plokštumą, jei išdžiūvus ją, dabar gali parodyti, kaip klijuojam juostelę. Prieš tai dar pasišveičiam šiek tiek, jeigu yra molio tinko likučių sudžiūvusių. Atsargiai, aišku, šveiskit, nenušveiskit iki metalo to kampo. Kadangi antrų sluoksnių tinkuosime šią plokštumą, tai tą, kur jau yra 2 sluoksniai, apsaugojame juostelę. Kadangi lubos taip pat nutinkuotos 2 kartus, tai lubas lygiai taip pat apsaugojame juostelę. Formuojant išorinį kampą labai svarbu pradėti dirbti nuo kampo į sienos vidų, nes dažna problema, ką tenka matyti objektuose, tai sugadinti kampai. Jeigu su įrankiu smarkiai braukiama yra į išorę, kartais laužiami kampai, atsidengia metalas ir panašiai. Dėl to arba šiek tiek įstrižai darbuotis reikėtų, arba į sienos vidų. Ir dar ką pastebime, kad iš tiesų išoriniai kampai dažnai atrodo gana neestetiškai. Nors tikrai nėra sunku tą padaryti, tiesiog įsigilinkite į meistrų judesius ir pabandykite tai atlikti patys. Svarbiausia, nepalikti tik suglaistyto kampo, jį būtina, paskui užtrinti PVC trintuve. Taip jis gražiai ir susiformuoja. Tai dar kartą primenu, kad užnešinėjant molio tinką ant išorinių kampų svarbu palikti šiek tiek pertekliaus. Mes jį paskui gražiai nuimsime, bet tai būsime garantuoti, kad išorinis kampas tikrai pilnai padengtas, nes irgi dažna problema, kad tiesiog trūksta pačios medžiagos ant išorinių kampų. Mišinio perteklių, ypač nepatyrusiems, rekomenduojame nuimti su ta pačia PVC trintuve, su kuria ir trinsite visą paviršių. Dar gali būti iš tiesų ne viena trintuvė naudojama. Yra 2 rūšių, jas abi galite rasti mūsų elektroninėje parduotuvėje www.klei.lt. Šitą meistrai labai vertina ypač ant didelių plotų, kai reikia plokštumas trinti, galbūt mažiau stringa. Aišku, mišinio pertekliaus nuėmimui galima naudoti tikrai bet kurį įrankį ir metalinį, bet dažna problema būna ta, kad be patirties žmonės tiesiog per smarkiai paspaudžia, ne taip laiko įrankį ir patys išgremžia ir sugadina išorinį kampą. Tai su šitu įrankiu bus tiesiog saugiau. Labai svarbus momentas, ką Paulius dabar daro, tai iš visų instaliacinių dėžučių išsiima molio tinko perteklių, kad jis paskui nepradėtų mums čia čiuožti žemyn ant jau padarytos sienos. Na ir dabar tą išorinį kampą parodysime, kaip teisingai užtrinti, kad jis būtų dailus, tvirtas ir gražus. Tai PVC trintuve rekomenduojame nuo kampo išorės į vidų dirbti, labiau sukti. Ir paskui įstrižai šiek tiek apvalinti kampą. Aš gal parodysiu, man biškai bus geriau paaiškinti, aš nespėju sakyti. Atėmiau įrankį iš vyrų, nes taip greitai dirba, kad nespėju nieko pakomentuoti, tai labai trumpai ir greitai dabar. Kai nusiimame perteklių molio tinko, triname su trintuve nuo kampo išorės į sienos vidų ir šiek tiek įstrižai apvaliname patį kampą ir dar kartą į vidų susukame. Taip mes įšiaušime vėl kampą, nes jei sukčiau į kitą pusę, mes atšiaušiam molio tinką į išorę. Tai dirbame tik į vidų.